7 dieną 5:05 buvo gautas pranešimas, kad Kauno rajone Noreikiškėse universiteto gatvėje rastas automobilis Volkswagen Golf. Nuvykę į įvykio vietą pareigūnai aptiko automobilį, automobilio buvo apgadinta priekinė dalis, bei nebuvo valstybinio numerio. Nustatyta, kad tai vogtas automobilis. Dar įvykio vietoj Kauno apskrities vyriausio policijos komisariato budėtojas informavo, kad netoliese yra ir automobilis Volkswagen LT, taip pat paliktas griovyje. Vykdami nurodyto adresu pareigūnai Šiltnamių gatvėje pastebėjo 3 jaunuolius, kurie tik pamatę pareigūnus puolė į krūmus. Pareigūnai iš karto apsupo krūmų masyvą, visą teritoriją apsaugojo, išsikvietė kinologai su tarnybiniu šunimi. Sekdami pėdsakais aptiko pamestas pirštinės, kuprinę, o kiek vėliau rado ir 3 jaunuolius. Buvo panaudotas tarnybinis šuo, koviniai imtynių veiksmai bei priemonės antrankiai. Jaunuoliai buvo sulaikyti ir pristatyti į komisariatą. Tai vienas iš jaunuolių yra nepilnametis, kiti 2 18-mečiai. Kaip vėliau paaiškėjo, buvo pavogtas tą naktį dar vienas automobilis, kuris buvo taip pat rastas Noreikiškėse esančiame tvenkinyje. Tai buvo automobilis Mazda.